So did you go to Mathura? Ar buvome nuvažiavę į Mathurą, Krishna's birthplace? Krišnos gimimo vietą? So you know the story that Krishna was born in Mathura Žinote istoriją, kad Krišna Mathuroj gimė to Vasudeva and Devaki. pas tėvus, kurių vardai Vasudeva ir Devaki. He was born in the prison, Gimė kalėjime. right? Taip? But he did not stay very long inside the prison. Bet kalėjime ilgam neužsilaikė. Because nobody likes prison. Kam patinka kalėjime būti? So we are also born in a prison, Ir mes visi irgi gimė kalėjime. but we don't want to leave. Bet nenorim iš kalėjimo išeiti, mūsų atveju. So that is the difference between Krishna and us. Ir toks yra skirtumas tarp mūsų ir Krišnos. So as soon as he was born in the prison, he told his father, "Get me out of here." Kai tik jis gimė kalėjime, jis iškart pasakė tėvui, Vasudevai, nešk mane iš čia. In our case, even if somebody wants to get us out of the prison, we say, "No, don't do that." Mūsų atveju, jeigu koks dvasinis autoritetas mums sako, einam iš čia, čia ne vieta, čia kalėjimas, mes sakom, ne, lieku, man čia patinka. It's so nice to be in the prison, Taip gerai, čia tam kalėjime, right? ne? Therefore, we remain in this prison called material world. Dėl to mes ir gyvenam, liekam čia tam kalėjime, kuris ir yra materialus pasaulis, yra kalėjimas. So why was Krishna born in the prison? Kodėl Krišnai reikėjo gimti kalėjime? Because he wanted to show how to get out of it. Kad parodyti, kaip reikia iš jo išsikapstyti. So you may think you were born in a hospital mostly. Dauguma mūsų gimėme gimdymo namuose, ligoninėje, taip? Nobody is born in a prison like Krishna. Kaip Krišna kalėjime mes negimė dažniausiai. So he showed that how to get out of the prison. Ir jis parodė, kaip iš kalėjimo reikia išsilaisvinti. So he moved from Mathura and he went to Gokul. Ir iš Mathūros, ten kur gimė, čia į Gokulą jį pernešė tėvukas. So Gokul, I think he didn't go. Not yet, this time. So the word Gokula means senses. Ir jį atnešė tėvukas į Gokulą ir Go reiškia jausmai. Go means also cow, Ir karvutė Go reiškia, but it also means senses. bet taip pat ir jausmai Go. And Kula means family or cluster or union. O Kula reiškia bendruomenė, šeima, bendruomenė, bendryje. So he came to Gokul means he came into the senses. You stay inside the house, which is like a prison with the heart, and you come out into the senses, where you can play. So Gokul is the play field. Dėl to Gokula yra žaidimų vieta ir atsitokėti. Reiškia, ateiti į Gokulą reiškia atsitokėti, nes vieta, kur jausmus gali įgyvendinti. So from Mathura he came to Gokula to Yashoda. Iš Mathūros į Gokulą pas Jašodą. He was born in prison, Mathura, but he came to the lap of Yashoda. Ir ką tai reiškia? Gimė Mathūroj kalėjime ir netrukus atsidūrė ant mamos Jašodos kelių. And he became famous as Yashoda Nandana, or son of Yashoda. Dėl to dar vienas Dievo vardas Jašoda Nandana, ką reikštų mamos Jašodos sūnus. So although not born to Yashoda, born to Devaki, but he is popularly known as son of Yashoda. Sometimes you also say Devaki Nandan, but mostly he is called Yashoda Nandana or Nanda Nandana, son of Yashoda or son of Nanda Maharaj, husband of Yashoda. Ir nors jis gimė ne pas Jašodą, o pas Devakį,
bet jis žinomas vardu Jašoda Nandana, nes jį mama Jašoda užaugino, arba Nanda Nandana. Nanda yra jo tėvukas, Jašoda mama čia Gokuloje. So why he did that? He wanted to teach that the true relation is not the blood relation, but relation of love. Ir ką jis tuo pavyzdžiu norėjo parodyti, kad kalėjime gimęs pas tėvus, jis atsidūrė ir augo pas kitus žmonės. Dėl to jis norėjo pasakyti ir parodyti, kad tikrieji ryšiai nėra kraujo kūno ryšiai, o yra meilės ryšiai, yra tikrieji. You may be born to some parents, but if they don't love you, then you don't feel like that you are their children. Or if you don't love them, then they also don't feel that you are their children. Nes gali būti, kad jūs gimėt pas kažkokius tėvus, kurie jūsų nemyli. Arba jūs jų nemylite. Reiškia, kažkuria prasme nesat jų vaikas. So two people meet, boy, girl, they are not related through blood. But if they love each other, then they can live together for the rest of their life happily. Ir iš kitos pusės du jauni žmonės susitinka, įsimyli, iš meilės susitinka ir ta meilė gali juos vesti per visą gyvenimą, nors jų nesieja kraujo ryšiai, ne tėvai, bet ir nieko, jie svetimi žmonės atskiri, bet jeigu juos ryšia meilė, tai tikrieji santykiai. So Krishna, he showed by his own example that although he is born to Devaki, but he is with Yashoda because of love of Yashoda. Ir Krišna ir parodė, kad nors gimė pas Devaki, bet gyveno ir augo pas Jašodą, nes meilės santykiai, jį užaugino ir mylėjo. So if you want to have God as your baby, you may think, well, how can God be my baby? He is baby of Devaki. But he can become your baby if you have love for him. He will come and sit in your lap. Ir jūs galite pagalvoti, kaip čia taip gali būti, kad Dievas mano vaikeliu, mano sūnum gali būti. Jis jau gimęs pas Devakį buvo, bet matome, kad jeigu jūs turite meilę, viešpačių meilę Dievui, taip jis gali ir pas jūs ateiti ir ant jūsų kelių sėdėti kaip jūsų sūnus. So God is not anybody's child, because who can be father of God? He is father of everybody. But he can become your child, he can become your friend, he can become your father also. He can become your relative if you want, and if you have love for him, then he can become anything in relation to you. Ir taip yra su Dievu. Dievas yra tėvas visiems, jis negali būti vaikas niekam, bet meilės ryšiai gali jį užkariauti jo širdį, simpatiją ir jis gali ateiti į jūsų gyvenimą, jūsų šeimą kaip jūsų vaikas, sūnus. But to have that, you have to be like Yashoda, who was totally in love with Krishna. Bet kad tai pasiekti, reikia būti tyrai kaip Jašodai, kuri nieko daugiau gyvenime nežinojo, tik tai meilė Krišnai. So the word Yashoda, what does it mean, Yashoda? Pats žodis Jašoda, ką reiškia? Jašoda. What does it mean? Ką pats vardas reiškia? So in Sanskrit the word Yashas means fame. Jašas reiškia šlovė. Sanskrito kalboje. Yashas sounds like a Lithuanian word. Jašas skamba kaip lietuviškas žodis. Tiesa, as. All these words ending in as. Yashas. So Yashoda means who gives fame to Krishna. Tai Jašoda yra ta, kuri Krišnai suteikia šlovę. Padaro jį šlovingu. In our case, we want to become famous. Mūsų atveju mes be abejo norim būti populiarūs, šlovingi. If you do something, then you want to take credit for that. Ką tik bedarytume truputį kažko, iškart norim, kad mus įvertintų. But Yashoda is one who wants to make Krishna famous.
Bet Jašoda yra ta, kuri nenori savo šlovės, jinai nori, kad Krishna būtų įžymus. So we have to become like Yashoda if we want Krishna in our lap. Jeigu norit, kad Krishna jums ant kelių sėdėtų, reikia būti kaip Jašoda. Usually we are very proud, whatever we do, whatever we have, we think, I'm beautiful. This is what everybody thinks. I'm very beautiful. I'm very intelligent. I'm very smart. So we always think I am the center. Everything is rotating around me. Right? You can feel it. That everything is rotating around you. You feel like that? Ar jaučiatės taip, kad pasaulis sukasi aplink mane? Aš graži, aš stiprus, aš turtingas, aš protingas ir visada visus, ką be padaryčiau, truputį visada skaitau, kad tai pridėjo man įžymybę šlovės. At least mosquitoes rotate around us. Nothing Bent, else. jeigu gyvenimas aplink mane visada sukasi, tai bent jau uodai tikrai sukasi aplink mane visada. In the whole room there may be one mosquito, he will rotate around you. Ir nors patalpoj, nors vienas uodas yra, būtinai suks ratus aplink tave. And he can sit also like 10 feet away from you, but he will come around you and sing song about you. Ir tas uodas, net jeigu kažkur toliau buvo, jis vis tiek priskris ir skraidys aplink jos ir suoks jums vieną giesmę. And he loves you so much that he will bite you all. Ir giesmės esmė, aš tau įgelsiu. Right? Mosquito love bites. Tai uodams patinka gelt. So we think that we are the center of the universe. Even mosquito is going around me. Ir mes įsivaizduojam, kad mano problemos, mano gyvenimas, viskas, aš visatos centras. Bent jau uodas tai įrodo. And Yashoda thinks that Krishna is the center of the universe. Bet Jašoda galvoja, kad Krishna yra visatos centras, jai. And we go around him. Ir jinai savo gyvenimą organizuoja aplink jį tik. So that's why in India we do parikrama. Dėl to Indijoje taip populiari parikrama. Right? We go around the temple, we go around Vrindavan. Why do we do that? Nes parikrama tai reiškia aplink dievybę, aplink šventyklą, aplink šventą vietą Vrindavaną. Kodėl taip daryti? What is the reason? What is the significance of doing parikrama? Kokia svarba, kokia prasmė daryti tas parikramas, apeidinėti kažką švento. So parikrama means that I am not the center, but God who is in the temple, he is the center and I go around him. Like a mosquito. Esmė yra tai, kad Dievas šventykla yra centras, o aš satelitas. Aplink jį einu kaip uodas. So at least physically I do that, then I go do it by my mind, so that my mind remains around God. That is the meaning of parikrama. Parikramos prasmė ir yra, tai bent jau, kad fiziškai aš einu aplink dievybę, aplink šventyklą, aplink šventą miestą. Ir mano protas ir išlaikomas taip, kad Dievas centras, o aš satelitas. So Yashoda means who thinks that everything is done by Krishna, all greatness is in Krishna, whatever happens, it is only because of him. That is called Yashoda. Ir Jašoda tai reiškia, kad Krishna yra centras, viskas vyksta tik dėl jo, jam ir su juo, ir dėl to gyvenimas ir pasaulis sukasi aplink jį. So if my sun is shining, then you say, oh, this is by Krishna's grace. Jeigu saulė šviečia, tai tik tai Krišnos malonės dėka. Actually we feel like saying that it is shining because of my grace. Nors But mes, nobody will believe it, so we don't say it. bet mes viduje mums ego sako, ne, iš tikrųjų saulė šviečia mano malonės dėka, bet tik tai dėl to, kad nieks nepatikės, tuo mes tylim ir nesigiriam. So you may be beautiful, that's very nice that you are beautiful. But if there is no sun, who is going to appreciate your beauty? Ir gali galvot, kokia aš graži, koks aš gražus, bet jeigu nėra saulės, to nesimato, kas tada įvertins tai. Right? Can anybody appreciate your beauty if there is no sun? Tamsoje ar gali įvertinti, kas jūsų grožiai?
be saulės. You need sunlight to see the beauty. Therefore, even if you are beautiful, think that this beauty is there only because of the sun, otherwise there is no beauty. Dėl to reikia suprasti, kad ir mano grožis tik tai dienos šviesoj vertas kažko. Jeigu nėra saulės, nėra šviesos tamsoj. Bevertis grožis. And Krishna says in Bhagavad Gita, Prabhasmi Sashi Suryaya, that I am the light of sun and the moon and the stars. So if you see something beautiful, you see it because there is light. And light is Krishna. So the beauty is there only because of Krishna. Dėl to ir pačioj Bhagavad Gitoje Krishna sako, aš saulės šviesa. Kitaip sakant, ir saulė priklauso nuo Krishnos. Jinai nieko negali padaryti. Dėl to tik dėl Krishnos ir gali egzistuoti ir būti matomas ir įvertinamas grožis. So if we can change our mind like this, that we can appreciate in everything God, whatever we do, even if we think that it is mine, we think it is because of God, then God becomes the center, not we. Ir jeigu galėtume pakeisti savo nusiteikimą, savo protą, tokiu būdu, kad Dievas Krishna yra centras, ne aš, tik tai tada galima būti Dievo sąmonė. So you may be a very good dancer, but can you dance if there is no earth? Can you dance in the air? Ir galbūt jūs gera šokėja, geras šokėjas, bet jeigu nėra žemės, kaip tu pašoksi, nuo ko tu atsispirsi, ar gali ore šokti, ne? Or if earth is not stable, it is shaking, can you dance? Ir jeigu jūs gera šokėja, bet žemė po kojomis juda, ar pašoksi, irgi neišlaikysi pusiausvyros. So you can dance because there is earth beneath your feet and it is stable. Ir šokt gali tik tai dėl to, kad žemė po kojomis ir jinai nejuda stabiliai. So you have to change your vision. This is called Yashoda vision. Dėl to ir savo matymą reikia pakeisti į Jašodos matymą. That you start seeing things as Yashoda is seeing. Reikia išmokti matyti įvykius ir pasaulį taip, kaip matė Jašoda. When you love somebody, then everything reminds you of that person. Įsivaizduokit, juk mylit, jeigu ką nors mylit, viską, ką matot aplink, jums tik primena jūsų mylimąjį. If you have loved someone deeply, intensely, then that person cannot get out of your head. Jeigu kažką įsimylėjo, tas žmogus jums iš galvos neiškrenta. And whatever you see around, everything reminds you of that person. Ir ką be aplinkui, kur be būtumėt, ką be žiūrėtumėt, visa tai jums primena tik tai tą žmogų mylimąjį. So Yashoda, because she loves Krishna as her child, as her baby, then everything reminds him of this Krishna. Dėl to Jašoda myli savo kūdikį Krišną ir viskas jai pasaulyje primena Krišną. So we have to change our thinking, our awareness, our consciousness. Now we are only thinking about ourselves. Dėl to reikia pakeisti savo nusistatymus, mąstymą, nes pakol kas tai mes egoistiškai galvom tik apie save. How I want to enjoy. Kaip noriu džiaugtis, tenkintis gyvenime. And I explained yesterday that we all fail in that endeavor. Ir vakar kalbėjom apie tai, kad visais atvejais mums nepasiseka vienareikšmiškai. So as long as we keep on thinking about ourselves, I and my, these are the two prominent thoughts in our head. And this and that, I'm intelligent, I'm smart, I'm beautiful, I'm a good singer, I'm a good dancer. All these ideas come, and then my this, my that, right? So if you can change it, then you will see that your life will become more happy and peaceful. If you can bring God instead of I and my, instead of thinking I this, you can think that actually I belong to God and God belongs to me.
God is mind. So instead of just thinking my house, my car, my bank balance, think my God. Oh my OMG. Dėl to taip mes linkę galvoti, aš tokia, aš tą moku, aš graži, aš okei, aš tokia, mano tas, mano anas, mano trečias. Bet reikia pakeisti savo sąmonę, išmokti galvoti, kad viskas Dievo. Viskas Dievo. Dievas gražus, Dievas didis, Dievas nuostabus, Dievas geriausias šokėjas. Taip, tik tada galima būti laimingu tik tokiu atveju. Nes kol aš egoistiškai teigiu, kad viskas mano ir aš toksai, tai nelaimė po nelaimės lankys jūs. So this is the process of being God conscious. It is not very difficult. Yesterday I gave you a simple process. Now I am telling you a little more. Ir toksai yra Dievo sąmonės procesas. Vakar aš jums truputį supažindinau, šiandien mes toliau šnekam. Kaip tai padaryti, kaip būti Dievo sąmonėje. We have a mind. Yes? Turim protą, tiesa? Anybody here who does not have a mind? Kas nors čia beprotis? And mind is full of garbage. Ir protė mūsų tiek visokio šiukšlyno, tiek betvarkės. Anybody here whose mind is not full of garbage? Pas ką nors yra švarus protas. So we don't like garbage. Mums šiukšlynas gi niekam nepatinka. Taip? Therefore we keep everything clean except when you come to India. Dėl to mes pripratę viską plauti, tvarkyti, valyti, šluoti, išskyrus Indiją, kai atvažiuoju. Like in Lithuania you don't see garbage on the road. Lietuvoje šiukšlių gatvėje nepamatysi, tiesa? You keep everything clean. The roads are very clean. Keliai, namai, viskas švaru. But we have to keep the inside clean. That is more important. Bet svarbiau yra viduje širdį protą laikyti švariu. So there is a lot of garbage inside our mind. Mūsų protė ten šiukšlynas. We don't like garbage. Šiukšlės niekam nepatinka, tiesa? Like if you see some garbage in your room, in your house, in your office, then you become disturbed by that. Jeigu savo name musarą pamatysite, jums nepatiks. Šiukšlynas namie, kieme. But we keep garbage inside. Bet kažkodėl tą šiukšlyną viduje laikom užspaudę. So what is the garbage inside? Taigi kas tas šiukšlynas viduje? Envy, jealousy, hatred, Pavydas, anger, greed. pyktis, gobšumas, geismas. These are stinking things. Tai yra smirdantis dalykai. Right? They are inside you and they are very stinky. Jie viduje mūsų ir jie smirda. And God does not like this type of garbage at all. Ir Dievui tokie smirdalai mūsų protė nepatinka. Tikrai. God can tolerate some plastic, but cannot tolerate this greed, hatred, anger. So therefore He does not stay in our heart. He moves out. Ir kažkokia plastikas gatvėje, Dievas tą gali pakęsti. Bet tokius jausmus šiukšlę mūsų širdyje, protę, pavydą, pyktį, geismą, neapykantas, jisai negali pakęsti. Dėl to jis nėra mūsų širdyje, jisai išeina, palieka. So you can put nice perfume, Galite išsikvepinti, nice dress, apsirėdyti gražiai. but if inside you have this garbage, then God doesn't care for this perfume because He has a different type of nose. Pas Dievą kita uoslė. Jūs galite išsikvepinti, gražiai apsirengti, bet jeigu širdyje šiukšlynas, jam įspūdžio nepadarysit. He has a very special nose. You can smell immediately where is lust, where is greed, where is anger. And He keeps very far away. Ypatinga uoslės. Iš karto žodžia, kur geismas, kur gobšumas, pyktis, godumas, iš karto žodžia. Ir tose vietose jis nesilanko, ten jo nerasit. So therefore Krishna says, Advaishta sarvbhutanam maitra karunaivacha nirmamo nirahankara samadukha sukha kshami. He says, I like a person. He is explaining whom does he like.
So he says Advaishta Sarvbhutanam, who does not hate anybody. Ir Krišna sako, kokie žmonės jam patinka. Jam patinka tie, kurie nekenčia nieko. Who is Maitra, who is friendly to others. Kurie neturi neapykantos kitiems, kurie draugiški visiems. Karuna, compassionate. Karūna atlaidus And Nirmama Nirahankara, prideless. ir neišdidus, Without having this sense, I am so great, nepasipūtę, intelligent. neįsivaizduoja savęs kažkuo ten labai esantis didis. And who is not disturbed Ir in situations of happiness and distress. kurio niekada netrikdo nei džiaugsmai, nei sunkumai, nei prislėgta situacija. Jis visą laiką išlieka stabilus, Who is forbearing, tolerant. kuris atlaidus, atleidintis, pakantus. Toks tai žmogus Krišnai patinka. So he says that I like such people. Man patinka tokie žmonės, Krišna sako. And opposite of that, obviously, he does not tolerate. Ir visa, kas priešinga tam, be abejo, jam net nepatinka. So from such people who have opposite quality, who are hateful, proud, and very cruel, not compassionate, then Krishna is far away from them. Ir dėl to nuo tokių žmonių, niekšų, piktų, blogų žmonių, jisai laikosi nuo šaliai. So Yashoda is a person like that. That's why he left Mathura and he came to Gokul. Ir Jašoda, jo mama, ir yra tokia. Dėl to jis iš Mathūros ir perėjo čia, atkeliavo į Gokulą pas Jašodą. And he was very happy. Jis buvo laimingiausias. Because in Mathura there was Kamsa who was so cruel. Nes Mathūrai buvo jo mamos brolis niekšas Kamsa. So he left that place. Dėl to Krišna paliko tą vietą. He cannot tolerate cruelty. Jis negali pakęsti apgavyšių niekšyščių. He came to Gokul where people are so nice and loving and kind. Ir jis atvyko į Gokulą, kur žmonės tokie mylintis, dori, malonus. So we would like to be with such people, isn't it? It's Juk not mums- only God who has a nose like this, even we have a nose like that. Ir juk ne tik Dievui tokie žmonės patinka, ir mums tiesa patinktų su tokiais žmonėmis būti gerais, pakančiais, tolerantiškais. Ne tik pas Dievą uoslėti tokiem žmonėm, ir pas mus mes irgi jaučiam. You don't like somebody who is full of hatred, who is very greedy, who is very lusty, angry. You don't like nobody. Kam patinka tokie žmonės? Gobšus, geismingi, aistruoliai. Niekam nepatinka. But only problem is that we try to see these bad qualities in others and not in ourselves. Bet bėda, kad tas tų savybių blogų mes ieškome ir matome kituose, bet savyje jų nepastebime. So we are wasting so much of our time only thinking about others' bad character and not deliberating on our own bad qualities and how to get rid of them. Ir dėl to bėda, kad mes savyje nematom šitų nešvarumų, o pirštų rodom į kitus, kokie jie blogi. So we can see one small defect in others and we cannot see big hole in our own. Ir smulkmenas kažkokias nežymės, blogas smulkmenas kituose matom ir išpučiam jas, o savyje nematom rimtų trūkumų akivaizdžių. So a spiritualist is one who is not trying to find fault in others, but trying to see one's own defects and improve. Ir dvasiškis arba spiritualistas ne tas, kuris ieško kituose trūkumų, kuris savyje juos mato ir stengiasi iš jų išsivaduoti. So if one does that, then God will help such a person. Ir jeigu toks žmogus turi tokią nuotaiką, pats Dievas jam padeda. It is not easy to see your own defects. Taip, nelengva savo trūkumus pamatyti. It is very easy to see your good qualities. Labai lengva save išaukštinti. Even if they do not exist, you will invent them.
Ir net jeigu neturit gražių savybių, jūs prigalvosit, sukursit juos, iš piršto išlaužit. And try to convince others about your good, nice Ir dar qualities. kitiems įrodinėsit, žiūrėk, koks aš geras. Right? That's what we are trying to do. Tai vat ką mes ir darom dažniausiai. We are trying to impress others by speaking of our own good qualities. And whenever we meet people, we are trying to criticize others. Ir mes tengiamės kitiem įspūdį padaryti savo gražiom savybėm, o kitus žmonės mes apkalbam ir apšnekam. So that is not Yashoda. That is But I- not the meaning of the word Yashoda. Bet tai ne Jašodo sąmonė, tai ne jos vardo reikšmė. Yashoda means who gives fame to others, means who is praising others, especially Krishna. He loves Krishna. When you love somebody, you only see good in that person, isn't it? Ir Jašoda tai yra ta, kuri mato dorą, gerą kituose ir juos tai išryškina, tai šlovina ir ypač Krišna. And more you love somebody, more good you see in that person. Ir jeigu kas yra meilė, kuo labiau myli žmogų, tuo daugiau gero jame matai. So if we are finding fault with others, that means we have hatred for them. Ir jeigu mes matome, ieškome žmonėse trūkumų, tai reiškia mes jų nekenčiam iš tikrųjų. But the interesting thing is that the defect is in the other person and hatred is in you. Bet esmė tame, kad trūkumai gal pas tą žmogų ir yra, bet neapykanta tai pas jūs sėdi. Right? Hmm? So you are the one who is carrying the hatred, Tai jūs tas, kuris nešiojasi neapykantą. which is like the garbage. Tai ir yra šiukšlynas. Šiukšlė. And more you think of others' bad qualities, more you become bad. Ir kuo blogiau galvoja apie kitus, tuo pats blogesnis tampi. Because you become what you think of. Nes tampi tuo, apie ką ir galvoji. If you think of good qualities, then you develop good qualities. If you think of bad qualities, defects in others, you become like that. Ir jeigu galvoji apie geras savybės, tai jos ir išsiugdo tavyje. Jeigu kritikuoji kitus ar apie blogybės koncentruojas, tai pats ir blogėji. So why Krishna is in the lap of Yashoda? Because Yashoda does not see defects in others. Kodėl Krišna ant Jašodos kelių? Dėl to, kad jinai nemato trūkumų kituose. Her heart is so full of love that she is always singing about Krishna. Ir jos širdis perpildyta meilės. Krišna jinai tik dainuoja ir tik apie jį kalba. Every morning she used to get up and then she used to churn yogurt to make butter for Krishna. Kiekvieną rytą jinai tik atsikėlus plaka jogurtą, kad suplaktų sviestą Krišnai. And when she was churning the butter, then she was not thinking of somebody else. Oh, she is such a nonsense. Right? We are working, we are driving, or we are walking, or cycling, and then we are thinking of bad about some person. Ir Jašoda plakdama sviestą jinai negalvojo apie kažką kitą kaip apie Krišną. Oi, ten tie žmonės tokie blogi, anie blogi, juk mes, kai kažką darom, važiuojam dviračio, dar kažko prisigalvojam, ko tik visokios velniavos. And that's how we waste our time. Taip mes laiką savo tuščiai švaistom. Our time is limited, Nors laikas mūsų ribotas, and we waste that time in thinking of bad qualities of others, or some nonsense thing is going on in our head. nors Instead of laikas thinking about God, about Krishna. Laikas mūsų labai ribotas, bet mes vis tiek švaistom jį negailestingai, galvodami apie visokias nesąmonės, vietoj to, kad apie Dievą ir Krišną galvotume. So when Yashoda is churning yogurt, what is she doing? With her mouth she is singing about Krishna. Ir kai Jašoda plaka sviestą ryte Krišnai, apie ką jį daro, jinai dainuoja prisimindama Krišną. So she is engaging her hands in the service of Krishna and also her tongue in singing about him. Ir jinai rankas užima tarnystėje Krišnai, gamina jam sviestą ir liežuvį protą dainuoja Krišnai. When you love somebody, then you want to talk about that person. Kai mylit kažką, juk negalit sustoti nešnekėti apie tą žmogų. You want to sing about that person. Dainuot pasiryžę apie jį. It's like when you hate somebody,
Lygiai taip pat, kai nekenti then kažko. also you want to talk about that person in Tik negative manner. tai bloga apie tą žmogų ir nori šnekėti. When two people are in love, they go on talking for hours. Įsimylėję žmonės gali valandų turi apie ką šnekėti. If they meet, they talk. Susitikę jie juk šneka, bendrauja. When they don't meet, then they're phoning each other. Bet kai negali susitikti, tada telefonas gelbėja. If they cannot phone, they're sending SMS message. Jeigu negali prisiskambinti, esamuojasi. Right? Taip? So because Yashoda is in love with Krishna, so whatever she is doing, she is cleaning the floor, sweeping, and she is singing about Krishna. Because this is natural. Ir dėl to tai natūralu, ką Jašoda bedarytų, šluoja grindis, tvarkosi, visada dainuoja, prisimena, dainuoja, jo širdis dainuoja apie Krišną. She is not thinking of her neighbor, that how nonsense she is. Negalvoja apie kaimynę, kokia blogietė. Her mind is fixed on Krishna. Nes jie visada galvoja tik apie Krišną. So this is how we have to be. Taigi, taip ir turim gyventi. The stories of Krishna which are described in 10th canto of Bhagavatam, they are very simple stories, but they have a meaning behind them. Tos istorijos Bhagavatam 10 giesmėje aprašytos apie Krišną, jos paprastos atrodo istorijos, bet su gilia prasme. You can study Vedanta Sutra, very complicated. And then you can read the 10th canto of Bhagavatam. Same thing is stated here in very simple stories. Ir yra labai išaukštintos filosofinės knygos, vedinės kaip Vedanta Sutra, sudėtingai išaukštinta filosofija. Ir 10 giesmė Bhagavatam, kur Krišnos istorijos aprašytos paprastutės, o esmė ta pati. So these stories are nothing but Vedanta simplified. Ir tos istorijos apie Krišną yra priartinta prie mūsų supaprastinta Vedantos filosofija. You may have difficulty in studying the Vedanta Sutra, but you will have no problem in reading these stories. Ir galbūt jums filosofinius veikalus tokius kaip Vedanta Sutra būtų sudėtinga studijuoti, skaityti, bet skaityti istorijas apie Krišną labai paprasta. So this is the genius of Vedavyas. He wrote Vedanta Sutra. He also wrote Bhagavad Purana. So same thing, he simplified. Because he says, Stri Vyashadish Bandhunam Prayina Shuti Gochara, that people who are not highly educated, they cannot understand Upanishads, Vedanta Sutra. For them I write these nice stories. Ir tame talentas, unikalumas Šrila Vyasadevos, kuris yra Vedų autorius, kad jis parašė, jis kompiliavo ir Vedanta Sutra sudėtingą vedinį filosofinį veikalą, taip pat jis parašė ir Bhagavatam istorijas apie Krišną. Taip, dėl to čia yra jo literatūrinis genijus. And the beauty is that if you study Vedanta Sutra, and you may be very proud that I am a scholar, I know Vedanta Sutra, but then there is nothing to meditate there. These are just sutra, Yathato Brahm Jigyasa, Dhanvadasyata, and so on. But here there are nice stories, and same thing is explained, what is said in Janmadasveta is also found in Krishna's Leela, how he manifested all these cowherd boys and calf from his own body, how he created this. And you can meditate, so it is even better than Vedanta Sutra. Ir nors Vedanta Sutra visuotinai pripažintas vedinis filosofinis traktatas, ir jūs gali būti išdidus, kad jūs skaitėt, supratot, išstudijavot ir viską, bet daugiau nėra apie ką medituoti. Bet iš kitos pusės istorijos apie Krišną, Bhagavata Puranoje, jos paprastos istorijos, bet jos tiek įtraukia, tiek artimos, tiek išaukštintos, kad jūs prisimenat, jūs galite medituoti apie tas istorijas, apie tuos įvykius. So there is no other world in the religion which is so nice. You can read other books, Bible, Quran, Jain Avesta, whatever. You don't find such nice stories which you can read, you can think, you can meditate, and then there's a philosophy behind it. Ir You can pasaulyje make painting about it, you can write music about the story. galit ir nerasit pasaulyje tokių šventraščių kaip istorijos apie Krišną, nes galit skaityti Bibliją, Koraną, Kabalą, dar kažką tai. Bet tokių istorijų, kurios taip giliai Kristų širdį, kurias prisiminti, kurias
įkvepia paveikslus piešti ir taip toliau kurti muziką. Istorijos apie Krišną nerasite tokių išaukštintų tuo pačiu ir filosofiškai prasme. So in some religions they don't even allow you to paint. If you do some painting, they will kill you. Kai kuriuose religijose net jums neleis Dievo nupiešti, pabandykit nupiešti, nužudys jis. Well, you cannot recite the name of God. Even if you have to write God, they write GD and blank it. You've seen it Ja. Veduri? in Judaism. Ir kai kuriuose religijose jie net neleidžia Dievo vardą minėti, ar net Dievas rašo, kad nerašyti Dievas rašo God, B ir D, o vidury palieka tarpą, tipo numanėjas. Judaizme jie taip rašo, nerašo Dievas. Rašo nepilnai. In mosque, no music is allowed. Bet čia tiesa muzikos neleidžia groti. No painting. Jokių paveikslų Dievo. So here it is so nice. You can use all your artistic abilities of singing, dancing, painting, writing poetry, storytelling. You can make cartoons, no problem. Nobody is going to give you help. So all the art, fine art, everything emanates from Krishna. Because when love is there, everything is there. When love is there, the music is there, dance is there, poetry is there. It's not dry religion. O čia mes matome, kad visiems mūsų talentams atsiveria erdvė. Jūs galite piešti, galite kurti, galite šokti dėl Dievo, galite dainuoti, nes visur kitur tai gali būti draudžiama. O čia visus talentus galite savo įgyvendinti, pašlovinti Dievą. So Krishna is not a serious, boring type of God. Dėl to Krišna nenuobodus dievutis. So he is lively. Jis labai gyvas. There is life in him, and you get life by reading about him. Jis gyvybės šaltinis ir išteklius. Ir skaitant apie jį, jūs įsikvepiat. And you get into meditation and still remain active. You sit down, you meditate. How long will you sit and meditate? Taip, galite bandyti medituoti, atsisėsti ir medituoti. Nu, kiek galite nusėdėti meditaciją? But you can sing. Neilgai, bet dainuoti tai irgi meditacija. Galite valandų. And you can sing for hours. Valandom dainuoti apie Krišną galite. You can dance. Šokt galite be galo, be You krašto. can read after that. You can do worship. You can do Skaityti, cooking. šlovinti, altoriją, tarnauti dievybėms. Tiek daug įvairios veiklos Dievo susiję. This is what Yashoda was doing. Taigi Jašoda būtent taip ir šlovino jį, tą ir darė. So that is called active samadhi. Ir vadinama dinamiška, aktyvi samadhi. There is a passive samadhi where you sit down with closed eyes. And then when you get out of samadhi, you have the same problem as you had before. Yra pasyvi samadhi, meditacija. Atsisėdus, ramiai, tyliai, užsimerkus, medituoti. Baigiat meditaciją, problemos tos pačios, kokios buvo iki šiol. There was one yogi, so he could go into samadhi, and he said that you can bury me, and I'll be in samadhi for 21 days, and you get me out. So the king says, how can you be inside for 21 days? So he says, no, you do this, and the king said, okay, if you can be alive after 21 days, I will give you $1 million. Ir vienas jogas sako, galit mane, aš galiu įeiti į samadhį, galit mane palaidoti 21 dienai ir aš tiksiu gyvas. Ir karalius sako, kaip čia taip? Nu, sako, palaidokit ir pamatysit. Ir karalius sako, jeigu po 21 dienos palaidoma liksi gyvas, tau milijoną duos. So the yogi said, yes, I will do it. So they dig a hole, and he sat down in samadhi. They closed it completely. And he was inside for 21 days, no food, no water, no air, nothing. Completely airtight. Stayed there. Taip, tą jogą iškasė duobę, pasodino, įsėjo į samadhį stovę, užkasė į pilnai, nei oro, nei maisto, nieko. 21 dieną.
21 days they opened that pit and he came out alive. He was alive, he did not die. Ir po 21 dienos jį iškasė, atkasė, ir jis atgijo, nemirė. So when he was brought out, he opened his eyes. The first thing, what did he say? Where is my $1 million? Ir kai tik tai iš samatkės išėjo, atidarė akis, atsimerkė, pirmas klausimas buvo, nu kur mano $1,000,000, kuriuos išlašiau. So he was in Samadhi for 21 days, but after that he was only thinking of that $1 million. Ir samatkė gali išbūti 21 dieną, bet vis tiek galvoja tik apie pinigus malonumą. So that means no change in the heart. Aiškiai, širdis taip jo ir nepasikeitė. So this bhakti, devotion to God, this is a different type of samadhi. It purifies your heart. Bet bhakti, Krišnos sąmonė, tai kitokia samadhi. Jinai jūsų širdį išvalo. So Chaitanya Mahaprabhu, he said, na dhanam, na janam, na sundarim, kavitam va jagadisha kamai, mama janmani janmanishware, bhavatat bhakti rahit kitvai. He said, oh my Lord, oh Krishna, I do not want anything. Ir viešpats Čaitanija Mahaprabhu, jis pats būdamas viešpačiu meldžiasi, viešpačiu sakydamas, rodydamas pavyzdį, kaip mes turime melstis, sakydamas, viešpatė, man nereikia iš tavęs nieko. So he says, I don't want wealth, Nereik man turtų, I don't want beautiful women, I don't want followers, I don't want name and fame. nereik man moterų, pasiekėjų, šlovės, nieko man to nereikia. I don't even want liberation. Išsilaisvinimo net man nereikia. So Krishna says, anything you want? Ir Krišna klausė, tai gal kažko nori vis tik tai? You're denying everything, there must be something you want. Nes jeigu viską neigi, to nereikia, tai kažkas turi būti likę, ko tau reikia. So he says, yes, I want only one thing. Ir sako, taip, tik vieno dalyko man reikia, tik vieno. So he asked him, what do you want? Tai kogi? So he said, I want only your love. Tik tavo meilės, viešpatie man reikia. So he says, bhavatat bhaktir ahaituki tvai. I want unconditional love. That's all. Noriu tik besąlygiškos meilės. Viskas. Because that is what satisfies us fully. Nes tai, kas mus pilnai ir patenkina. Tik. We spoke about it yesterday that you can have wealth, you can have possessions, you can have power, but if there is no love, you will still feel empty inside. Vakar kalbėjom apie tai, gali būti turtingas, žymus, dar kažkas. Bet jeigu nėra meilės, visa tai tuščia. Jausitės tuščiai. So we spoke about the inner wealth and the external wealth. Kalbėjom apie vidinį turtą ir išorinį turtą. Taip, atsimenat. So if you don't have inner wealth, then external wealth is not going to make you happy and fulfilled. Jeigu jūs viduje neturtingi, tai išoriniai turtai jūsų laimingais tikrai nepadarys. So therefore Chaitanya Mahaprabhu says that I don't want any of these external things. I only want your love. And if I have that, then I'm fully satisfied. I don't need anything. Dėl to Chaitanya Mahaprabhu ir sako, meldžiasi, sakydamas, viešpatie, man nereikia nieko, jokių turtų išorinių. Jeigu aš turėsiu tavo meilę, aš pilnai patenkintas. So that is the teaching of Krishna, whether he is speaking Bhagavad Gita or he is showing his own Leela, his divine play when he was here. He was only trying to teach this one simple message to everybody, the message of love. Dėl to toks mokymas Bhagavad Gitoje Krišna. Krišnos pagrindinė žinia yra tai, kad jis duoda mums žinią, meilės žinią siunčia. He was stealing butter, or he was stealing the cloth of the gopis, or he was dancing with them, just to show what love is and how we should live happily. Because once you have this inner wealth, then no one can take it away from you. Nobody can tax it, nobody can divide it, nobody can steal it, and you will be eternally happy. Ir Krišna, ar jis sviestą vogė iš gopių,
ar rūbus jų vogė. Visą tai tik parodyti meilės santykius, nes tik tai gali jūs padaryti laimingais iš tikrųjų ir amžinai. Ir niekas tai negali jūsų meilės mokesčiais apdėti, niekas negali jų atimti iš jos jūsų, jinai jūsų užsienis. And it is to teach this message that he left Mathura and he came to Gokula. Ir va tokia yra prasmė to, kad Krišna gimė Mathūroje ir atėjo čia, persikėlė į Gokulą. He wanted to show that anybody can have relationship with him, not only because he is born to somebody, therefore he is their child. He can become anybody's child if there is love. Ir dėl to jis parodė, kad jis sutinka, gali būti bet kieno sūnum, vaikučiu, jeigu tik tai jis apsuptas meilė. He says that he is everybody's friend. Suridam sarv bhutanam hridayase arjun tishtati. That he is situated in everybody's heart like a most intimate friend. But we do not care for him, so he remains hidden. Ir Krišna sako, jisai kiekvieno širdyje, jis geriausias draugas kiekvieno. Toks artimas, kad net širdyje. Bet kas mums rūpi, mes nekreipiame į dėmesį, mums tai nerūpi, dėl to jis lieka mums užslėptų. So if we can change our consciousness, our awareness, our thinking process, then you will realize that Vrindavan is inside you and you are in Vrindavan. Dėl to, jeigu pakeisti savo nusistatymą protinį, galite suprasti visada, kad Vrindavanas aplink jūs visada ir Vrindavanas viduje. And you will forever live in Vrindavan with Krishna and your life will be perfect. Ir galite likti Vrindavane amžinai, kur bebūtumėt pasaulyje, gyventi su Krišna. Ir tokiu būdu gyvenimas tobulas. So this is his simple teaching. And this teaching is available to everybody. There is no restriction of gender or age or caste or nationality. Anybody can follow it. Because this is truth, this is reality. Reality is not limited to a sect of people. Reality is for everybody. Tokia jo žinia, tokia tikrovė. Ir jinai nėra ribojama lytimi, tautybė, amžiumi, dar kažkuo. Jinai skirta visiems. Okay? Tinka? So anybody has any question or Gal norit kažką paklausti, papildyti, ar turit? so yeah, I'll understand. Could you please say some examples how to manage my mind, how to manage mind, and some very simple things maybe? Mind, the easiest way to control mind is by chanting mantra. Lengviausias būdas susitvarkyti su protu yra kartoti mantrą. So, mind is very flickering. Taip, protas nepastovus ypatingai. Everybody experiences that. Visi turim patirti, koks jis nepastovus. And if you try to meditate, you fall asleep. Our mind runs here and there. So the easy process which is given in Shastra is by chanting mantra. Tyloj medituojant yra pavojus užmigti, bet šventraščiai šastra sako, kad geriausias procesas yra kartojant mantrą. But that is also not so easy as it looks, because then again your mind starts running. So you have to also learn it properly, how to chant and practice that. But that is a proven way to control the mind. Bet irgi tai nepaprasta, nes pradėsit kartoti ir protas pradės lakstyti, priešintis, maištauti. Dėl to reikia išmokti teisingai, kaip tai daryti, kaip kartoti mantrą. Because mantra has the power in it. Pati mantra savyje jau turi galios. And by chanting that mantra, you are
becomes purified. Kartojant mantrą, jinai išvalo jūsų protą, jūsų polinkius. As I said earlier, that there is a lot of garbage which is filled inside the mind, which makes it unstable and flickering. So by chanting the mantra, that garbage is like swept out slowly. Ir kaip jau minėjau, mūsų protė pilna nešvarumų, trūkumų, šiukšlių. Ir nuosekliai, pastoviai kartojant mantrą, išvalo mūsų protus nuo šitų nepageidautinų dalykų. And then gradually your mind will become stabilized. Ir po truputį protas nusistovi. Yes. Taip jau. Ar tai yra mano mantra, ar tai yra kažkokia speciali mantra? Jeigu jinai yra, tai gal galima, kad būtų Are you talking about Mahamantra? Or there is some other special mantras which we could inherit from you? Yes, there are special mantras, but in general I am talking about Mahamantra. Yra ir specialios mantros, bet visumoje aš kai šakau mantrą, aš turiu omeny Mahamantrą. Because special mantra you have to accept from the Guru. Specialias mantras gaunate iš guru individualiai. So Mahamantra is available to everybody. Mahamantra yra prieinama visiems. And if you have your own mantra from your guru, and you should chant your own mantra or your own and Maha mantra. Whatever Guru gives. If you have a Guru, then Guru will give you and tell you what to chant. Nes jeigu turim guru, tai guru ir pasakys, kaip ir ką kartoti. Kaip dirbti su puikybė ir baimėmis? How to deal with arrogance and with the fears. With, Fears. well, you have to analyze your mind that why are you arrogant, for what? Because really speaking, there is no reason to be arrogant. Analitinio nagrinėjimo dėka išsiaiškinti, kas mane daro išdidžiu, pasipūtusiu, arogantišku. Nes iš tikrųjų tai paėmus priežasčių tam nėra, mes prisigalvojam jų. Because whatever we have is all temporary. Nes netgi tai, kas daro mus išpuikusiais, visą tai, ką turim, tai tik laikina. Because our body can fail anytime. Suddenly I can become paralyzed. Net ir kūnas gali iškrėsti iš posų, netikėtai gali suparaližuoti mane čia ir dabar. Body is very fragile. So why be so arrogant or proud of that? Kūnas yra labai trapus, dėl to tikrai didžiuotis nėra kuo. So if we keep in mind that everything is coming from God, by grace of God, then we don't become arrogant. But when we forget that, as I said earlier, we start thinking that I am the center, I am independent, I am powerful. That's not a fact. Fact is that whatever I have has come by the grace of God. That is a reality. So if I remember that, then I don't become proud or arrogant. Čia yra paprastas supratimas, nes kai tik mes užmirštam Dievą, visada mes egocentriški. Egocentrizmas tai ir gimdo tą pasipūtimą, pasididžiavimą. Bet jeigu tu atsimeni, tu žinai, studijuoji, prisimeni, galvoji apie Dievą, tu supranti, kad Jisai yra pasaulio centras, kad aš nuo Jo pilnai priklausoma. Dėl to tu supranti, kad kuo čia didžiuotis, viskas nuo Jo priklauso. So one can analyze one's own pride, also fear, why do I fear, for what reason? Because mostly we are fearing for nothing. There are certain things which we cannot change. I will die, I will become old. This is a reality. I cannot do anything about it. So what is the use of fearing about that? Dėl to ir su baimėm tas pats. Su baimėm iš tikrųjų tai nėra pagrindo baimėms ar bijoti, nes yra dalykai, kurių aš nekontroliuoju, nevaldau, kaip senatvė. Bijok, nebijojęs, jinai ateis. Mirtis, tu bijok, nebijojęs, jinai vis tiek ateis. So if there is a danger to my life, to my wealth, to my relatives,
I deal with it, but not becoming fearful of it. Ir jeigu yra kažkokios situacijos, sunkumai gyvenime, šeimoje, turtai, pavojus, nors